Antroji kronikų knyga, 10 skyrius. Rehabeamas nuėjo į Sichemą, kur buvo susirinkę visi izraelitai, paskelbti jį karaliumi. Nebato sūnus Jeroboamas, kuris buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono į Egiptą, išgirdęs apie tai, sugrįžo iš Egipto. Jie pasiuntė ir pakvietė jį. Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Rehabeamui: tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Dabar palengvink savo tėvo mums uždėtą naštą, tai mes tau tarnausime. Jis jiems tarė: po 3 dienų sugrįžkite pas mane. Ir žmonės nuėjo. Karalius Rehabeamas tarėsi su senesniaisiais, kurie stovėjo priešais jo tėvą Saliamoną, kai jis dar buvo gyvas. Patarkite man, ką atsakyti tautai. Tie jam kalbėjo: jei būsi malonus šitiems žmonėms, patiksi jiems ir kalbėsi švelniais žodžiais, jie visados bus tavo tarnai. Bet jis atmetė senesniųjų duotą patarimą ir tarėsi su jaunesniaisiais, kurie užaugo kartu su juo ir stovėjo priešais jį. Jis jiems tarė: ką jūs patarėte man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo? Palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas. Jaunieji, užaugę kartu su juo, jam kalbėjo: šitiems žmonėms, kurie tau sakė, tavo tėvas padarė mūsų jungą sunku, o tu mums jį palengvink, atsakyk taip: mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas. Mano tėvas jums uždėjo sunkų jungą, bet aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jūs plakė botagais, o aš plaksiu jūs dygliuotais rimbais. Kai Jeroboamas ir visa tauta 3 dieną atėjo pas Rehabeamą, kaip karalius buvo sakęs: sugrįžkite pas mane 3 dieną, karalius atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai, kaip jaunesnieji jam buvo patarę: mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jūs plakė botagais, o aš plaksiu jūs dygliuotais rimbais. Karalius nepaklausė tautos, nes tai buvo nuo Dievo, kad viešpats ištesėtų savo žodį, kurį jis kalbėjo per Ahiją iš Šilojo, Nebato sūnui Jeroboamui. Izraelitai pamatė, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam: mes neturime dalies Dovide, nė paveldėjimo Jesės sūnuje. Visi Izraelio vyrai į savo palapines. Dovidai, rūpinkis savo namais. Visi izraelitai nuėjo į savo palapines. Izraelitams, gyvenantiems Judo miestuose, karaliavo Rehabeamas. Karalius Rehabeamas pasiuntė Adoramą, mokesčių rinkėją, pas izraelitus, bet jie užmušė jį akmenimis. Karalius Rehabeamas skubiai iššoko į vežimą ir pabėgo į Jeruzalę. Taip Izraelis atsiskyrė nuo Dovido namų iki šios dienos.